Nu tai ką, labas vakaras šaunuoliai, dar kartą. Ir kas nežino, ką aš darau, tai trumpai papasakosiu. Šiandien nežinau, kaip mums pavyks gyvuoju bendrauti, nes tiesą pasakius, per Facebooką 100 metų kaip neleidau laivo ir net neįsivaizduoju. Bet, komentuokit, pažiūrėsim, gal pavyks. Taigi, ką mes darom? Tai yra nemokami fotografijos kursai, juose gali dalyvauti visi, kas tik tai nori, nepriklausomai nuo turimos įrangos, nuo amžiaus ir nuo stiliaus. Praktiškai, jokių ribojimų apskritai nėra. Ir kaip tas dalykas vyksta, tai jums reikia prisijungti prie šitos grupės, fotografijos kursai darbui ir poilsiui, nuo naujoko iki profesionalo, ir čia įdėti iki 5 nuotraukų su grotažymėmis. Grotažymės yra 4, tai jeigu norit balų, tai balai nuo 1 iki 5 sistemoje. Noriu kritikos, jeigu norit, kad aš pasakyčiau, ką aš matau, tarkim, nuotraukoje, ką aš kitaip daryčiau, arba kaip kitaip koreguočiau, trumpiau tariant, patarčiau, ko kitą kartą nedaryti, arba kaip tą dalyką sutvarkyti Photoshopu. Toliau yra, kuo nuotrauka gerai, jeigu norit, kad pagirčiau, ir čia nėra nieko blogo. 100 kartų lietuviam šitą dalyką kartosiu. Ir kas dar? Noriu patarimų. Bet su noriu patarimų, tai reikėtų konkretaus patarimo. Tarkim, ką daryti šitoj nuotraukoje dėl šito elemento, arba ten kokį objektyvą pirktis, ar dar kažką. Tai tokiame stiliuje. Ir tada nuotraukos, kurios čia patenka iki šeštadienio 6 valandos, keliauja į mūsų laivą, sekmadieniais dažniausiai. Ir aš tiesiog pasakau savo nuomonę. Tai gal tada pradedam. Ir, beje, kiekvienas dalyvis gali išsirinkti vieną nuotrauką, kuri eina į balsavimą, ir tada renkamės geriausią savaitės nuotrauką. Nespėjau dar paskelbti praeitos savaitės laimėtojai netgi 2, tai šaunuoliai. Bet paskelbsiu ir paskui YouTube ant coverio uždėsiu šitą nuotraukas abidvi. Gerai, tai ką tada? Marius nori kritikos tik tai. Ir, kiek žinau, Marius įdėjo per 2 postus. Nieko baisaus, svarbu sužiūrėjau. Tikiuosi kitų nepamečiau postų. Nori kritikos. Taip, iš esmės, kaip vienai nuotraukai ir nekoreguota nuotrauka atrodo tikrai neblogai, bet su nekoreguotom nuotraukom yra dažna problema, labai sunku tą dėmesį atskirti nuo objektą, nuo fono. Tai gal aš tiesiog lengvai parodysiu, aš vadinu tą 5 sekundžių retušų, kai labai greitai susiretušuoja nuotrauką ir iš karto būna paprasčiau. Ta dalyką galima daryti ir per Lightroomą. Tai dažniausiai rodau būtent per Camera Raw. Ir einam į maskus. Piešim vieną gradientą, su kuriuo mes šviesinsim. Aš šiuo atveju, kadangi yra jau šiokių tokių išdegimų, aš vaitsus truputėlį pamažinsiu ir pamažinsiu truputėlį highlightus, bet dadėsim kontrastų tokio truputėlį labiau valdomą. Tarkim taip. Ir antras, čia dažniausiai būna tik šviesinimas, bet šiuo atveju pamačiau, kad jeigu šviesinus, tai tada dar labiau blankėja. Antrą vėl rutuliuką dedam, bet jį dedam invert, tai yra, kad aplinkui būtų. Ir ten atvirkščiai. Aš dažniausiai keliu kontrastą, nes keliant kontrastą pastebiu truputėlį tamsėja. Ir šiai nuotraukai vos dar patamsinsim. Tai yra 2 dalykai tiesiog. Jis jau, antinukas, jau yra atskirtas nuo fono su blūru, bet ką dabar mes padarėm? Mes padarėm dar, apskritai kontrastų uždėjom, kas davė jo plunksnom žvilgesio ir gražiaus spalvos atrodo. Ir taipogi, kai jisai yra šviesesnis, aplinka tamsesnė, dar labiau atsiskyrė būtent šituo kontrastu. Tai būtų vienas iš tokių patarimų toksai. Gerai. Toliau
Kita nuotrauka. Aha. Labai gerai šitą žanrą buvo įvaldžiusi praeitą savaitę, aš dabar užmiršau, kai yra visiškai tamsoj paslėptos. Labas vakaras, Rasgerda. Visiškai tamsoj ta gėlytė, nes dabar tas backgroundas. Ir šitoj vietoje vienintelis dalykas, ką aš kitaip daryčiau, tai aš truputėlį kitaip fotografuočiau, kad ta gėlytė atsirastų čia. Nes dabar už jos mes turim šviesų elementą ir tas šviesus elementas iš jos atiminėja dėmesį. Jeigu jinai būtų tamsiam, arba bent jau per pusę, ten kaip nors, gal netgi dar mažiau, iš tikrųjų šita dalis man labai blaško dėmesį ir atima dėmesį nuo gėlytės. Bet va tas dalykas, kad jinai tamsiame fone būtų. Labai galiu pagirt, kad suradai va tokį šviesos spindulį ant tos gėlytės ir jinai labai pakankamai gražiai apsišvietė, toks ganėtinai romantiškas kadras gavosi. Tai tiek patarimų Mariui. Jeigu Mariau esi, tai tokiu atveju rinkis savo nuotrauką. Jeigu ne, tada aš išrinksiu, o mes keliaujam toliau. Sauliaus. Labas, Erika. Taip, noriu, ar yra... Dėl šito mes padiskutavom komentaruose. Aš vieną tutorialą parodžiau. Iš tikrųjų yra daug būdų, kaip šitą atskirimą daryti. Dažniausiai yra svarbiausia labai tiksliai pasižymėti. Nu ir kartais reikia sužiūrėti dodžą burną, bet jau čia truputėlį sudėtingesnė technika. Taip, nori balų? Gerai, praeinam balais. Imkim taip. Pačiai merginai duodu 4. Įklijavimui fono duodu toks labai silpnas trejetukas. Bendroj sumoj trejetukas. Šį kartą duosiu 5. Yra, ką aš matau, ką aš galėčiau kitaip daryti, bet bendroj sumoje labai ekspresyvus portretas. Šaunuolis Sauliau. Taip. Trejetukas ir 4. Tai šitoj nuotraukoj, ką dar galima būtų truputėlį padaryti, mes turim labai daug nelygių tonų ant merginos. Tarkim, suknelė labai tokia sutamsėjus ir į pilkumą, tai šitoj vietoje tvarkyčiau. Taipogi turi šitoj vietoje tą dalyką, tai matosi maskinai. Kažkiek šituos elementus kaip ir sutvarkyčiau, kad būtų vienodžiau, nebūtų tokių guziukų. Nes dabar tos toks nešvarumo yra elementas. Bet gražus formavimas pagal šonus, nors ir moterim labiau tinka, kai yra labiau per centrą formuojama, bet iš esmės šitoje vietoje irgi galimas toksai formavimas. Kadangi esam lauke, tai nebus, ir šiuo atveju Saulė ne toj pozicijoje buvo, tai nebus atskirimo kaklo nuo smakro. Tai šitoje vietoje jau dodžą burną, jau lengvai dirbtinai šešėlį sukurčiau ir gal truputėlį gradientiškai, kad jisai eitų šitoje vietoje. Toks labiau trimatis vaizdas būtų. Bet man patinka merginos kontaktas su žiūrovu, patinka pats įvaizdis, tas vainikėlis, tas toks vandens fėja einantis, tai irgi galiu užskaityti. Ką dar galėčiau, tarkim, tokiais atvejais patart, gal, nežinau, kas matėsi toliau ten, ar ežeras, ar jūra. Jeigu jūra, tai tada ko gero būtų galima pasileisti žemiau ir paimti daugiau tos jūros link horizontų. Čia nebūtinai, bet, tarkim, man norėtųsi truputėlį žemesnio kadro, tada jinai didingesnė gautųsi ir tas mistiškesnis vaizdas. Čia labai suplokštinta viskas. Ir jinai jau nebėra jos nei tos išraiškos tokios
stebuklingos, tai tarkim, aš skaitau, kad šitas kadras jau truputėlį yra silpnesnis už aną, nors nebėra, tarkim, to nešvarumo elementų, jame nebėra, tai kaip ir pliusas šitoje vietoje. Pagrindinis geras elementas, tai, tarkim, labai gerai išnaudota centrinė kompozicija. Pabūsiu kitoks negu visi fotografijos mokytojai, labas jau kaip. Bet centrinė kompozicija irgi yra kompozicija. Tiesiog, ir jinai yra iš tikrųjų labai stipri, bet ją reikia mokėti naudoti. Nes jeigu yra simetrija, tai dažniausiai centrinė kompozicija kaip ir tiks. Bet ar centrinė kompozicija dažniausiai tą dėmesį labai stipriai sukoncentruoja į centrą. Ne visada to reikia. Kartais reikia konteksto. Šiuo atveju yra minimalizmas, nieko daugiau nėra, tiesiog vandens bokė, centrinė kompozicija šitoje vietoje tinka. Tai šitoje vietoje galiu pagirti. Bandymas išgauti gaivų, tokį high-key stiliaus juodą baltą. Aš gal parodysiu ant buvusios nuotraukos. Tas būdas yra, nežinau, kodėl dažniausiai jis yra užmirštamas, bet taip, kamera raw filter. Kai norim juodą baltą verst, pasiverčiam juodą baltą, einam į Black and White mixerį, jisai pakeičia color mixerį. Ir tada odos tonus mes galim šviesinti. Šiuo atveju, ko gero, reikėtų atskirai dar daryti ir vainikėlį. Atskirai vainikėlį atsiskirti ir jį atskirai juodą baltą jam daryti. Bet, tarkim, tokie tonai, netgi po tavo iškirpimo ir tavo dodžo burno, bandymo daryti, jau ta oda atrodo truputėlį kitokia. Nors aš aplinkos neišviesinau, bet jinai tokia švelnesnė gavosi. Nu ir toliau, aišku, galima bandyti per kreivės tą dalyką daryti. Tai jeigu aš norėčiau gaivios tokios, tai aš kažką panašaus daryčiau. Kreivėse viršui, šitam krašte yra šviesūs tonai, šitam yra tamsus tonai. Jeigu keliam į viršų, jie šviesėja, jeigu leidžiam žemyn, jie tamsėja. Vienas tokių įdomesnių dalykų, jeigu norit labai radikalius šešėlius daryti, tai tiesiog šitą tašką apatinę liniją tiesiog pasukit. Ir matot, tas apatinis šešėlis jisai išryškėjo. Nors visa kita liko kaip buvo praktiškai. Tai čia tokie patarimai. Labas, Andriu. Jeigu ką, pasikartosiu, čia tiem, kurie vėliau atėjo. Šiandien su YouTube kažkas negerai ir nepavyko man grinai per YouTube paleisti laivą. Arba jis prasideda ir aš negaliu juo dalintis, arba tiesiog man sukasi ir niekaip neprisikonektina prie OBS. Nu tai įrašą įdėsiu į šitą YouTube, bet laivą šiandien padarysim šitaip. Labas, Lina. Taip, gerai. Tai va. Šita nuotrauka būtų stipri tiek juodai balta, tiek spalvota. Man labai patinka, ypatingai, kadangi atsistojo šalia tamsaus elemento, tamsus elementas pradėjo sugerinėti šviesą į save. Tai gavosi dar toksai labai gražus formavimas trikampiuko veido. Labai fain. Labai šitas visiškas kontaktas su žiūrovu. Tas vainikėlis einantis irgi skersai. Labai gražu. Taipogi vyra pilnas atsiskyrimas nuo fono. Nepradingsta ne viena detalė iš mergaitės. Labai gerai. Šaunuolis Sauliau, sakyčiau, iš kritikos galiu pasakyti truputėlį, gal man truputėlį per tamsią odą, bet šitoj vietoje jinai vis dar yra normos ribose ir gal kažkiek per daug šitos vietos, bet čia jau tokie
nu, kaip aš vadinu, blusinėjimais. Tai iš esmės tai kadro labai stipriai nepagerins, tai nėra tokia kažkokia didesnė klaida. Galima taip. Tarkim, aš truputėlį mažiau tos vietos naudočiau vien dėl to, kad nu, tuščia erdvė jinai turi turėti kažkokią tai vaidmenį. Taip, šitoj nuotraukoj, nu, atleisk, Sauliau, aš nelabai supratau žinutės. Dėl to trejetukų įvertinau. Techniškai nuotrauka yra gera. Bet kur jinai žiūri, ar ne? Koks kontekstas? To dalyko nėra. Kodėl jinai žiūrėdama būtent atsirėmus dviem rankom į šitą medžio gabalą, irgi neaišku. Ne? Ir kai mes turim va čia, kur tiesiog sėdi ir su kojom žaidžia su vandeniu, ir tarkim, jeigu jinai žiūrėtų į tą pusę, tai būtų visai kitas dalykas, nes, nu, kaip ir atsipalaidavimas, buvimas su savim, ar ne? O šitoj vietoj, nu, galiu pagirti už figūros išreiškimą, galėjo gal dar truputėlį labiau klubą į šitą pusę pasukti, bet mes matom moterišką figūrą, ar ne? Yra tas. Ir šičia irgi tas klubų linija irgi yra. Tai, tarkim, iš šitos pusės gerai, bet vat, nu, ką va šita nuotrauka norėtų pasakyti, aš to dalyko nematau. Tai techniškai gerai, iš apšvietimo pusės gerai, iš tų serijų, kaip aš sakau, tai yra nuotrauka, tai yra, iki geros jai trūksta, bet tikrai nėra bloga. Tai tiek. Negaliu labai daug už ką girti, nelabai turiu daug už ką ir kritikuoti. Čia lyginant su Ana, jeigu pastebėsit, šičia white balansas man labiau patinka, nes jis yra melsvesnis, jos suknelė yra tikrai balta, vanduo melsvas. Čia mes turim vandenį tokį kaip ir žalsvas, suknelė irgi eina truputėlį gelsvus tonus, bet užtat labai gražiai atrodo oda. Ir tokiu atveju aš labai dažnai naudoju būtent maskus. Labai gerai, kad pavyko tau išvengti lydinčios linijos, kurie eitų per akis, nes jeigu jinai būtų galvą pakėlus, eitų per akis, jau skaitytųsi klaida, bet iš esmės šitoje vietoje nėra. Kaip minėjau praeitoj nuotraukoje, tas gerai, vat, kad nu, čia jaučiasi tas toks atsipalaidavimas, nu, yra nuotaika nuotraukoje. Techninė dalis irgi šaunuolis. Jau man atrodo, ilgą laiką aš dėl techninės dalies prie tavo nuotraukų negaliu kabintis. Tai labai džiaugiuosi tuo dalyku. O toliau, nu, kaip aš sakau, pirmas laiptelis įveiktas, antras laiptelis su šviesa irgi matau jau pradedi truputėlį žiūrėti šviesą ir stipriau. Tai irgi labai spaudžiu dešinę ir kairę. Toliau reikia truputėlį su istorija pradėti padirbėti. Tai tarkim, tavo su istorija, nu čia praktiškai aš sakyčiau, kad tai yra nuotrauka su istorija. Tai vat, Sauliau, jeigu esi, rinkis savo pretendentą. Nu, o mes žiūrim pagal laikų skaičių, kiek čia. 1, 2, 4. O čia 8, nu tai va. Tegul antinukas būna pirmo numeriu. Ir važiuojam mes tada toliau. O toliau turim Kristiną. Jinai nori kritikos, nuotrauką ir balų. Gerai, balai. Ne mano žanras, bet duosiu 5. Silpnoka, bet paskui pakomentuosiu. Nu gerai. Tai būnė 5. 5. Nu čia labiau link, nu, netgi nežinau, 3, tarp 3-4. Duosiu, nuotraukai duosiu 4, retušui 3. Gerai, tada dabar taip, kuo nuotrauka gera? Gerai, koloritas, minimalizmas, fokusas geroj vietoj, bokė labai gražus, nu tokia nuotaikinga nuotrauka, nu, kaip ant sienos kabintų. Čia
vienais atvejais galvoju, kad čia įkurta, kitais atvejais galvoju, kas čia buvo daryta. Tarsi mes su retušu kokį įdomų sprendimai pasirinkti. Iš trečios pusės žiūriu, ar čia buvo atspindys puodelėje su kažkokiu tai žvaigždynu, o čia, tarsi, čia jo nesimato, čia matosi. Nu, tokių daug dalykų, net sunku pasakyti, kas kur. Tai šitoje vietoje, kad mankštą kaklui padarėjai Kristina šaunuolė. Taip, koloritas gerai, kompozicija gerai, fokusas, nu, kaip ir irgi gerai. Čia, nu, viskas gerai. Fokusas, nuotaika, koloritas, net nežinau, toks jausmas, kad su juosta daryta. Šiaip labai, labai toks ekspresyvus kadras. Čia iš tų serijų Let's Call It Art, kai tiesiog elementai padėti, nufotografuoti ir esmę suprask pats. Sunku, žinok, pagirimą galiu, taip, pagirt galiu už fokusą, už realią idėją, nors vėlgi truputėlį kaklui mankštos duoda. Kol kas tiek. Čia, kaip minėjau, už nuotrauką galiu tikrai pagirti, yra tas, aš žinau, su vaikučių fotografija yra ganėtinai sudėtingas dalykas. Ir, nu, bet jisai atrodo čia kaip ir gerai, nors ir įdomiai tas toksai žiūrėjimas, kas čia vyksta. Erika, tai bus, įdėsiu į YouTube, dabar aš darau tą įrašą, bet kokiu atveju. Paskui pasidalinsiu nuorodą iš YouTube. Tikiuosi bent jau įkelt video leis. Taip, tas pasirinktas saugus apšvietimas, viskas gerai, bandyta kažkoks tai kontūravimas arba nuo apšvietimo atėjęs kontūravimas, nu, tokie elementai kaip ir geri. Fotoateljė tipo dekoracijas, nu, irgi tas dalykas galimas. Taip, einam prie kritikos. Kritika, mes turim labai daug vietos čia ir vienintelis pagrindžiantis dalykas yra šitas kampas. Aš pabandysiu tada greituoju būdu parodyti, ką aš turiu minty. Pasiėmam kropinimą, čia jis jau beveik nuotrauka kaip ir trečdaliuose, bet daug įdomiau atrodytų, jeigu jinai būtų čia, ne? Tai mes iš karto nenoriu prarasti šito kampo, todėl aš jį tiesiog nusikopijuoju. Gal net biškai iš daugiau, tada bus lengviau jį sulieti. Ctrl+C, ar ne? Ja. Ir tada pasiėmu kropinimą. Šitas dalykas veiks tik tai tiem, kas turit legalų Photoshopą, kur yra tas dirbtinio intelekto elementas. Truputėlį padarom originalus, kad nepakeisti kompoziciją. Nu ir tarkim Generative Expand, taip darom. Jisai dabar pagalvos, dažniausiai padaro gerai, nu bet visko būna. Kiek esu girdėjęs iš atsiliepimų iš laivų, tai kai aš darau laivą ir darau šitą generation, tai būna, kad trūkinėjau. Tai jeigu taip nutinka, tai nenustebkit. Dėl rezoliucijos skirtumų dažnai būna va šita linija, kurioje vietoje pažymėta. Kažkur aiškiau, kažkur mažiau. Tai tarkim, man šitas dalykas tinka, spaudžiu Ctrl+Shift+Alt+E, kad padarytų sveiką lėrį. Ir tada pasiemam patch toolą ir su patch toolu lengvai tą liniją tiesiog velniop. Mums jos visiškai nereikia. Ne? Ir dabar Ctrl+V, kad grąžintumėme savo tą gražų kampą. tą kampą dedam atgal ir su masku pasiimam brašą, tokį truputėlį didesnį, juodą spalvą ir sublendinam. Tai lyginant prieš
Išbuvau, nu aišku, taip, man reikėjo ir šitą bliką irgi perkelt truputėlį žemiau. Nu, bet esmė yra ta pati, kad, tarkim, kompoziciją pataisyti galima šitaip. Ir kiek žiūriu, taip, truputėlį ir aš prašau kompozicijos, per daug viršaus nuėmiau. tą dalyką pamačiau dėja jau per vėlai. Bet klysti, mokaisi, pasimokai iš klaidų ir eini toliau. Tai va, parodžiau pačią techniką, kaip tą dalyką daryti. Čia pagrindinis dalykas, prie ko kabinčiausi, tai yra auros. Mes turim dvi auras ir labai didelis įtarimas dėl artificial blur, tai to netikro blūro, nes mes turim va čia, tarkim, raiško elementą, ar ne, matosi konkrečios detalės, o čia yra visiškas blūras. Tai va tokios blūrinės dėmės, nu, jos labai įdomiai atrodo ir dėl to žiūrėjau ir toks netgi įtarimas, kad tai yra dirbtinio intelekto nuotrauka, nes to tokio raiškumo, toks labai daug įvairių blūrinių elementų. Bet tokius elementus kartais padaro ir koregavimai su programėlėmis. Tai sunku pasakyti. Čia, kaip minėjau, kritikos nebus. Man patinka ir kurioje vietoje fokusas, ir kokia tekstūra tų pačių lapelių, ir kaip atėjo šviesa, čia man viskas patinka. Čia kritikos irgi nebus, nes vienas iš tų variantų, aš nežinau, kas būtų norėta pasakyti su šitą nuotrauką, nes jinai ar tiesiog šiaip nušauta, ar tai buvo padaryta kažkokia tai kompozicija. Tai sunku, žinokit, pasakyti ir nesiimsiu nei teist, nei žavėti šito darbo. Čia, kaip minėjau, saugus apšvietimas panaudotas, gal truputėlį per saugus, bet blūras ant rankų ir ant kūdikio veido, bet ant mamos veido buvo atsargiau padaryta. Tai taip, tiesą sakant, pirmą kartą tokį sprendimą matau, bet jeigu vaikas nebent žiauriai yra išbertas, bet ir tai yra būdų tą dalyką panaikinti. Turint ravą, ko gero, būtų įmanoma. Yra tikrai geresnių būdų retušuoti odą negu blūras. Blūras yra tada, kada jums reikia padaryti, pavadinkim taip, 5 fotosesijas per porą valandų ir jūs tiesiog neturit laiko. Tai tada taip, kaip aš sakau, paimam sviesto, užtepam, praeinam su lygintuvu ir užmirštam. Tokiu atveju taip. Bet beveik visi pradedantieji fotografai pačioj pradžioje išbando 2 odos retušavimo greitas tokias metodikas. Tai pirmoji yra blūras, antroji yra clarity į kitą pusę, ne ta, kuri raiškina, o ta, kuri atvirkščiai. Tas clarity labai įdomiai veikia, kad jisai palieka raiškes akis ir lūpas. Tai praktiškai visą odą irgi, kaip susviestų užtepę. Tai abejo šitos technikos, jos yra greitos, bet nenaudokit, tikrai neverta. Nuotrauka bus netgi vertingesnė, jeigu jinai bus apskritai neretušuota, negu suretušuota su blūru. Galbūt galėčiau sakyti, kad vaiką galima truputėlį pašviesinti, nes jisai yra labai raudoni. Aš galėčiau netgi parodyti, kaip tas dalykas vyksta. Iš esmės tai nuotraukos nepakeistų, bet dabar vaiką labai stipriai mama užgožia. Vienintelis dalykas, kas jį kaip ir, tai yra vaikas. Nori, nenori, tai jį pastebėsi. Tai mes turim color mixerį ir, tarkim, truputėlį raudonus, kad jisai labiau oranžinis būtų, ir tuos pačius raudonus aš truputėlį pašviesinčiau. Jis nebėra toksai kontrastingas, tik truputėlį. Susivienodino jo veido odą. Bet pastebėjot, kad tas dalykas paveikė ir mamytės, tarkim, lūpas. Tai šito vietoj maskas ir tada su masku sutvarkom. Ir galbūt truputėlį šviesint, gal netgi bendras pašviesinimas mano šiuo atveju visai patinka. Jo.
Nu, tai va, tarkim, tokie mano būtų papildomi retušo žingsniai šitai nuotraukai. Kas liečia tai. Tai va, Kristina, tada jeigu esi rinkis, jeigu ne, tada aš išrinksiu, o man tada teks išrinkti Sauliui. Gerai, po biškį pradedam greičiau judėti. Tai va, dar liko 3 vietos į šitą fotografijos kursus, kurie vyks gegužės 19-12 valandą. Tai aš galiu gal netgi iš karto pasidalinti čiate. Jeigu domina iš tikrųjų pažintis, kaip ir tamsa padeda nuotraukom, šešėliai, pats formavimas, pats elementarus, labai paprastas portretas, arba tiesiog norit po sunkios savaitės gerai praleisti laiką su fotoaparatu, tai kviečiu tikrai registruotis, nepasigailėsit. Šitie kursai yra tuo gerai, kad jie vyksta kartą į mėnesį, būna 5 valandų trukmė, 2 temos. Temos dažniausiai būna daugiau mažiau panašios, kad įsisavinta informacija. Aš vis dėlto tikiu, kad vienintelis ir geriausias būdas išmokti fotografijos yra mažai teorijos, daug praktikos. Tai kol kas esu 100 kartų to dalykų įsitikinęs. Tai vat, nuorodą įdėjau, registruokitės, dar 3 vietos yra. Taip, judam toliau ir mes turim Justės. Kaip pašviesiti tam tikrą vietą. Dabar, gerai, parodysiu, kaip pašviesinti, bet šitai nuotraukai akies šviesinti nereikia, nes jeigu tą dalyką darysi, Justė, tai tada tokiu atveju gausi vampyrą arba vilką, kurio akį šviečia. Natūraliai, gražiai atėjęs šešėliukas, viskas yra tvarkoj. Taip, parodysiu, kaip pašviesint tam tikras vietas. Keliaujam čia. Pirmas dalykas, galim tiesiog paimti, aš vėlgi Lightroominį būdų rodysiu. Tiesiog daugiau žmonių iš šitos dalyko naudą. Mes pasiemam gradientą ir, tarkim, jeigu mums reikia pašviesinti kažką ar ne, mes galim pašviesinti. Kodėl sakiau šitos nuotraukos aš nešviesinčiau? Pirmas dalykas, mes turim jau netoli degimo. Tai ekspozicija parinkta nuotrauka yra gera, nes ekspozicija, aš visą laiką sakau, turit žiūrėti pagal šviesiausią odos vietą. Tai jeigu šviesiausia odos vieta yra čia ir visa kita yra juoda, ekspozicija yra gera. Nes iš juodos jūs ištrauksit korekciją, jeigu reikės. O jeigu yra perdegimas, aš tik palinkėsiu sėkmės retušuojant. Nes jos tikrai prireiks. Tai tarkim yra pašviesinimas tokiu būdu. Jeigu reikia, tarkim, tik tai akytei, tai mes tą rutuliuką galim labai susimažinti. Tarkim, pasididinam. Taip susimažinau, kad jau dabar net rutuliukų. Va. Tarkim, ant pačios akytės pasisukam, ir galim mes ją šviesinti. Bet kaip minėjau, jeigu šią pašviesinu, iš karto nebenatūraliai atrodo. Tai šitoj vietoje to dalyko nereikėtų daryti. Kodėl rekomenduoju naudoti gradientą? Dėl labai paprastų dalykų. Jeigu aš pasimsiu, tarkim, brašą ir aš dar jį padarysiu kietą, kad tikrai aišku būtų. Float feteris nulinis, mes padarom brūkšnį, jisai šviečia. Tai yra aiškus perėjimas. Tai jeigu mes kažką norėsim bandyti, patys matot, nieko gero. Bet gradientas tiek linijinis, tiek rutulinis. Jeigu aš padarau didelį rutuliuką, dar jam padarau, kad jisai būtų švelnus ir šviesinu, nėra tos aiškios ribos. Net jeigu aš pilnai pašviesinsiu ir, tarkim, išeinam, kurioje vietoje tas gradientas buvo, kurioje vietoje jisai baigėsi. Tai atrodo tiesiog šiaip pat, kad saulė užėjo. Tai yra daug natūraliau valdomas apšvietimas, negu tas dalykas būtų daromas kažkokiu tai labai raiškiu elementu.
Kiti būdai yra, tarkim, Photoshop'e dodžas labai gerai, tarkim, jeigu mes norėtume kitą padaryti, tai truputėlį ir jau kažkiek tai jos pašviesėja. Bet dodžas kartais ir pridirba nesąmonę. Tai labai priklausomai nuo to, ką nori padaryti. Ir kuo yra Photoshop'as gerai, tą patį rezultatą, rezultatą pasiekti galima ne vienu būdu. Tai gerai, nori kritikos, patarimų ir nori balų. Balų duosiu už tau stiprų 4. Patarimą sakiau, pagirt galiu dėl ekspozicijos ir šiaip žiauriai fainai atrodo vaikiukas ir plus, kad iš vaiko pozicijos fotografavai. O kritika yra tokia, ten, kur aš berods Sauliui sakiau, dėl centrinės kompozicijos, ar ne? Čia mes irgi turim centrinę kompoziciją, bet ar čia yra simetrija? Ir simetrijos, kai nėra, tada kyla klausimas, kuris elementas, eiliškumas tų elementų. Ir esmė yra tame, kad jeigu aš nukirpsiu nuotrauką čia, šitos vietos nebebus kadre, aš jos ir nepasigėsiu. Jinai nuotraukai nepriduoda nieko, tik priduoda tos erdvės. O erdvė, jinai gali spausti, jinai gali kaip tik duoti tokį specialiai tokį akim pavaikščiojimo būdą. Bet šitoj vietoj, jinai neduoda nieko. Tai reiškia, kadras truputėlį turėtų pajudėti į aną pusę ir manyčiau, kadangi ten yra augalai, tas kadro dalis turėtų būti įdomesnė negu tiesiog kelios smilgos ir palangė. Tai va toksai, iki 5 tau trūko šito, pasakysiu taip. Gerai, kadangi Justė tik vieną nuotrauką yra įdėjus, tai aš tada jos nuotrauką darau 4 iš karto. Taip, Kristina. Atsakau, labai įdomi ta puodelio nuotrauka. Ilgai žiūrėjau ir buvo įtarimų, kad arba retušas kažkoks labai įdomus, arba AI buvo daryta su to puodeliu. Bet, labai, sakyčiau, fainas dalykas. Va tik dėl aurų yra tikrai klausimas, kodėl tos auros atsirado. Nes tai yra pirmas dalykas, kas dažniausiai išduoda retušą. Taip, tai mes turim 3 numerių nuotrauką. Šiandien beje labai daug dalyvių, tai jau valandoje esam ir dar pusės neišnaudojom. Reikia gal pasiskubinti. Taip, tiksliau 39 minutės. Balai, kritikos ir nuotrauka gera. Gerai, balų. Gerai, 4. O, veidrodis. Irgi 4 silpnesnis, bet kai aš moteris myliu, tai bus 5 šitą nuotrauką. Ir 4. Taip, kuo nuotrauka gera? Kaip visą laiką, jau galiu pasakyti, Milda, su koloritu tu susidraugavai, šaunuolė, tavo netgi ir juoda balta, šitą nors ir plokštesnė, bet atrodo gerai, yra atsiskyrimas, yra erdvė, yra forma, šaunuolė, apšvietimas gerai, poza gerai, plaukai ant veido šiuo atveju man labai patinka, idėja gerai. Apšvietimas gerai, laiku išėjai ir dar pasižiūrėjai saulę, šaunuolę, pakaliau. Nustatymai geri, tiksliai ten gal buvo, ne. Gerai. Veidrodis gerai, išnaudotas veidrodis kaip apšvietimo šaltinis gerai, kad ant veidrodžio padėjo gėlyčių ir tai sudarė dar vieną planą, į kurį yra žiūrima, irgi yra labai gerai. Labai graži moteriška figūra.
pabrėžta, tas klubas labai gražus toks kalnelis pasidaręs ir nežinau, ar tu specialiai ar ne, bet tu turi linijų atsikartojimą, ar ne, mes turim čia tokį, kaip visą laiką su peletai taip ir piešiu, ar ne, ir mes turim šičia, tai mes turim kaip ir atsikartojimą, kas pabrėžia tas moteriškas linijas ir labai dažnai, bent jau žinau, kad tarkim Amerikoje, kai kartais specialiai daro banguotas dekoracijas vien tam, kad galėtų panaudoti jas šalia moteriškos figūros. Taip. Vėlgi, ekspozicija gerai, apšvietimas gerai, šaunu. Šitoj, nustatymai, tarkim taip, šitoj vietoj prie nustatymų prieisiu paskui, kitam etapė. Kompozicija gera, koloritas, vėlgi, su odos tonais nesipyksti, apšvietimas irgi gerai, frontgroundas yra, pagrindinis ir backgroundas irgi viskas yra tvarko. Gerai, judam prie patarimų, ką aš tau galiu duoti. Čia tas, vėlgi, prisikabinsim prie centrinės kompozicijos. Šiandien jau kažkaip man centrinė pradeda patikti, matau. Bet gerai. Esmė yra kame. Poza yra simetriška. Ir jeigu aš ją pastatysiu į centrą, tada visa erdvė ir jinai bus tokia daugiau mažiau simetriška. Tai šitoj vietoje centrinė kompozicija būtų buvus geriau. Nežinau, kodėl ar tu galbūt dėl tų pienių tako bandėjai padaryti šitą kompoziciją, bet tai tada galbūt pasisukt galima ar kažką tokio. Šitoj vietoj, kad jinai yra trečdalyje, man visai nesižiūri. Nėra tokio svaraus elemento, kuris pateisintų jį. Toliau daugiau mažiau. Tvarkoju. Čia saulė pridarė savo, tas yra tas toks truputėlį susiraukimas ir tarkim šitoj vietoj čia, net jeigu jinai būtų susiraukus, tie plaukai ant akių tą dalyką labai gerai pamaskuoja. Ir va čia aš to dalyko pasigendu, norėtųsi to tokio gal šaliuko. Žiauriai galiu pagirti dėl batukų su pienėmis. Bet va dabar klausimas dėl tavo rakurso. Nes šitoj vietoje esi per aukštai. Tu esi dominuojanti prieš modelį. Poza kaip ir tvarkoja, bet va, tavo pačios rakursas aš būčiau ko gero buvęs ne jos kaktos lygyje, o kažkur tai čia objektyvo. Tada būtume daugiau mažiau viename lygyje. Taip, toliau šičia. Nežinau kaip, kas ir kodėl, bet aš ko gero ją būčiau klubdęs, kad jinai būtų arčiau to veidrodžio, nes dabar tas sijonas bandomas, kad aš suprantu, kodėl bandoma paslėpti, bet kokiu atveju ir tas toksai susilenkimas ir nugaros pozicija man nelabai patinka, tai pati poza šiuo atveju. Tai galbūt ar atsiklaupus jinai galėjo būti ant žemės, ar kažkokį kitą sprendimą prieit, kad išspręst būtent tą problemą. Kritikos nebus? Gerai, tarkim, galėčiau truputėlį prisikabinti, nes šešėlis nepaslaptis, šešėlė eina į melsvą pusę, tai tarkim su maskais, white balance, to šešėliniai kūno dalyje, aš truputėlį bent jau ant odos dėčiau geltonos. Sunku ką pasakyti. Dėl nustatymų, kaip minėjau, čia yra dabar kojytės tas išplovimo kiekis, kuris yra per mažas arba per didelis. Tai arba jau tada jinai visa ryškumo zona, tu tikrai galėjai laisvai F8 arba netgi F13 daryti, tam išlaikymo pakako. Tai tada jau būtų ryškumo zona, tikrai būtų pilniau paėmus ją. Arba tada jau eit ekstremaliai kitą pusę,
F28 ir ryškumo zona baigėsi kažkur ties pečiais arba jau netgi ties ausytėm ir tada kojytės pilnai išplautos. Tai vienas iš tokių dviejų, dabar ir sakai yra per viduriuką, nu jos yra truputėlį pasiplovusios, bet tas, kai truputėlį pasiplauna, atsiranda toks įdomus kontūriukas ir šiuo atveju jisai netinka tiesiog šitai nuotraukai. Šiaip visą kitą daugiau mažiau gerai, gal tas įsijautimas, tas atsipalaidavimas ir pasidžiaugimas saulutė ne visai pavyko. Tai vat, Milda, jeigu esi, rinkis savo pretendentą, o mes keliaujam pas Liną. Nu, Lina, ar dar esi čiate? Lina kaip visą laiką nori mane užbanint, bet gal Facebookas per daug nesupyks, jeigu jau taip leido. Tai aš galiu pasakyti taip. Gal pradedam nuo to, ko tu norėjai. Tu norėjai balų, kritikos ir ko nuotrauka gera. Gerai, balų. Nu, kaip sakiau, moteris irgi myliu, tai duosiu tarp 4-5, bet tarkim 5. Penketukas. Čia. Okay. Atrodė, kad čia tiesiog medžius pašalinai. Čia kita lokacija. Nu, irgi iš tikrųjų 5 galiu duoti. Silpnesnė negu ana, bet... Ok, nu, irgi 5. Šaunuolė, Lina, šiandien kiaurais, galima sakyti. Gerai. Tai kuo nuotrauka gera? Nu, bet kokiu atveju įvaizdis žiauriai geras. Įsijautimas, tas susimerkimas šiuo atveju man labai patinka, labai gerai jaučiasi moteriška talija, ar ne? Ta visa linija. Tikrai jaučiasi, kad būtent taip eina linija. Tai tas yra gerai. Cenzūra geroj vietoj, tas seksualumas moters irgi labai stipriai pasibrėžęs, labai gerai pagurkliukas paslėptas su pirštuku. Nu, šitie elementai su pozavimu ir įvaizdžiu šaunuolį, labai super. Taip, kur einam? Oi, jau kažką prispaudžiau. Taip, einam toliau. Spalvos gerai, tas toksai lengvas HDR-as gerai, vinjetavimas tinka, centrinė kompozicija sąlyginai tinka. Tai gerai, prie kritikos ateisim vėliau. Nu, viskas gerai, paukščiai nežinau, ar buvo, ar klijavai, bet irgi čia labai gerai papildo tą dalyką. Tie patys dalykai, ką minėjau anam dalykai. Čia skirtumas tik faded film, matau, užmesta, bet kritikos pusė, kai ateisim. Patinka va, tas elementas, kuris iš debesų, čia nėra, čia yra, kaip ir atspindys parodo daugiau negu realybė ir, nu, kaip ir tvarkoj. Labai gražus medžio siluetas, kas man patiko, siluetas yra tiek realiame, tiek atspindyje. Vėlgi tas toks labai išsaikingas vinjetavimas, kuris būtent dėmesį nukreipia. Šitoj nuotraukai gal truputėlį per stiprus, bet gražu. Ir tas koloritas, kur yra saulytė ten kažkur tai apšviečianti mišką, irgi labai gerai. Tai dabar kalbam apie tos dalykus, ką aš keiščiau. Tai pirmas dalykas, aš keiščiau apšvietimą. Jisai yra per mažai formuojantis. Ir, nu, ar truputėlį iš šono, arba apskritai su kieta šviesa ir tada bandyti su šešėlį žaisti. Bet čia yra saugus. Čia kažkodėl tu nepanorėjai rizikuoti. Bendroj sumoj nuotrauka gera, bet, nu, sėdėčiau šalia, labas Eglė, tai duočiau aš tau su šito modeliu kur kas daugiau padirbėti ir tikrai vien iš šitos ir pozos ir įvaizdžio galima būtų ištraukti kur kas stipresnę nuotrauką. Taip, atspindžiam žiauriai tinka atspindžio linija prasidedanti ties geometriniu centru. Ir šitoj vietoj man to truputėlį ir trūksta, nes jeigu būtų ties geometriniu centru, vandens
dalis būtų kažkur tai nusikirpus čia ir mes pušaitai būtume davę analogiškai vietos pakvėpuoti. Tai va, vienintelis dalykas, dėl ko aš galiu šitoj nuotraukoje kabintis. Koloritas man patiko ir tos gradientas iš mėlynos į oranžinę irgi man kaip ir gražu. Toks truputėlį HDR jausmas, ko aš nelabai mėgėjęs, bet šito vietoje susivalgė, žinau. Skanu. Vat ne faded film, būtų viskas gerai. Truputėlį matau šiokių tokių aurų ties žieve. Tai, kaip minėjau, geriau jau truputėlį užlipti ir tada tokį švelnesnių brašų tą dalyką padaryti, kad apvalumas būtų, nes medis yra apvalus, tai mes galim jį apvalinti dar labiau. Bet va, tas palikinėtas mikroauras ir laiko gaišimas, kai mes bandom tiksliai pagal tą dalyką atitaikyti. Ir jeigu jos lieka, tai tokie kaip aš jas pamatom. Čia, tokių kaip aš yra gal 1%, jeigu ne mažiau, bet taip yra. Tai yra toks jausmas, kad truputėlį griūnantis horizontas, bet per mažai elementų, pagal kuriuos galėčiau pamatyti, jie per trumpi yra. Čia tą patį, ką minėjau dėl atspindžio taisyklės, bet jisai daugiau mažiau kaip ir yra beveik ties centru. Labai daug nepasikeis, bet šiuo atveju ta erdvė, kuri yra virš medžio ir būtent va, toks dangus, aš sakyčiau, pasirinkai gerą kompoziciją ir nereikėtų bandyti daryti centro, nes man patinka tas daug erdvės virš medžio, nes kai jau daug erdvės, jinai tampa kaip atskiras elementas. Tai vat, Lina rinkis savo pretendentą, o aš tada... Vėl man šitą atidarė. Taip, tada Mildą išrinksiu, aš Mildą jaučiu... Manau šitą. Tikrai ekspresyvi. Ir judam tada toliau. Eglė. Kaip tik nuotrauka gera. Gerai, balais praeinam. Šiaip dažniausiai stengiuosi nežiūrėti nuotraukų. Kartais vieną kitą pažiūriu, bet pavadinkim taip reactionų galbūt. Paukščiais namukas. Gerai. Bandai žvejoti ant raudonos spalvos. Gerai. Pradedam balų. Toks. Duosiu 4, paskui pakomentuosiu. Irgi toks silpnesnis 4. Gerai. Šiuo atveju 5 duosiu. Gerai, irgi duosiu 5. Gerai, kuo nuotrauka. Apskritai, čia kiek matau viena fotosesija. Išgavai iš merginos labai daug įvaizdžių. Tai yra labai gerai. Bendroj sumoje labai super. Taipogi pati mergina atrodo gerai. Tai irgi galiu pagirti. Įvaizdžio parinkimas ir nuotraukose yra, man atrodo, jau, tarkim, pradėjai mąstyti apie apšvietimą. Tai yra, irgi galiu pagirti, tarkim, šita yra, nors ir ant akytės ateinantis, tas toks jau per didelis, tas labiau į pandos einantį apšvietimą, gal truputėlį vos pakėlus galvą, nes jeigu jinai žiūri žemyn, tai tada viskas tvarko, į viršų žiūrėtų, būtų labai susiraukus. Šičia, kaip ir miškas padėjo, čia, pavyzdžiui, apšvietimas iš galo, bet atsimuša į rankovę, rankovė apšvietė veidą ir mes automatiškai turim papildomai šitą tokį sušviestą veidą ir dėmesio centrą. Tai šitoje vietoje labai gerai. Ir čia apšvietimas kontražūrų, sušvietė peties dalį, pabrėžė krūtinę ir pabrėžė klubą ir užpakaliuką. Tai yra pilnai formavimas.
Plius šitoj nuotraukoje yra atsikartojimas spalvos ir irgi labai gražiai susivalgo šitą nuotrauką. Labai skaniai. Taip, čia vėlgi kontražūras yra kontražūras, bet sakykit, ką norit, bet ypatingai vasarą tai yra vienas geriausių apšvietimų. Taip, kalbant apie kritiką. Pirmoji eilėje bendroj sumai pasakysiu, šitas presetas suėjo tik tai 2 nuotraukom. Kitom nuotraukom, šitai ir šitai jisai netinka. Gal truputėlį peršviesta nuotrauka gavosi, aš negaliu pasakyti kodėl, bet ta toks žalsvas rūkas, jis net neturi atsvaros. Tai šitoj vietoj man kaip ir nelabai susižiūrėjo. Vėlgi čia yra mano asmeninė nuomonė, jūs galite pilnai su ja nesutikti. Ir kas toliau? Negražus kirpimas per riešą, apskritai suspraudimas modelio į dėžutę, kai galbūt netgi būtų buvę geriau daryti modelį iš kur kas toliau. Kaip čia parodžius, ta prasme, kad kadras būtų gulščias, paimti daug miško ir jie, tarkim, kadre užimtų kažkur va tokią dalį. Tai visa kita, kad tai būtų miškas. Tai, tarkim, aš bent jau būčiau naudojęs tokią techniką, negu tai, kad juos visiškai suspausti į dėžutę. Nes suspaudžiant į dėžutę irgi per daug vietos yra blogai, per mažai dar blogiau. Šitoj, nors aš retai sakau, kad iš viršaus gerai, bet šiuo atveju iš viršaus gerai, dar jos tas petukas palenktas, vėlgi, pasakysiu gal taip, užpakaliukas išlindė šiuo atveju labai gražiai, tas iš karto automatiškai mes turim supratimą, kad talija eina šitaip, tai bendroj sumai figūra yra gerai, rankytė turi ką veikti su gėlytėmis, labai gražus kontaktas su fotografu ir su žiūrovu, jinai yra gražiai išsiskyrus iš aplinkos, ten yra tokia kaip aura aplinkui ją padaryta ir toliau tas toksai freiminimas iš tamsios medžiagos, irgi šito vietoj gerai. Taip, Modesta bus, aš paskui dar įdėsiu YouTube'o nuorodą, nes šiandien tiesiog YouTube'as kažkodėl tai man tiesiog neleido pradėti live. Neįsivaizduoju kodėl, tai darau per čia ir tuo pačiu darau įrašą. Gerai. Ir šitoj nuotrauka man apšvietimas patinka. Tai kritikos kaip ir nebus šitoj nuotraukai. Čia jau, kaip minėjau, irgi nebus, man patinka. Viskas. Pavadinkim taip, prie kabinėjimuose gal truputėlį reikėtų nueiti toliau, kad kitoj vietoj talijos, kad dar ta talija labiau išsireikštų. Čia gal toksai dalykas. Čia irgi kritikos nebus. Kirpimas šitoj vietoj man nelabai skanus, bet tik tai tiek. Tai va, Eglė, jeigu esi rinkis savo pretendentą, o mes važiuojam jokiuk. Gerai, kritika balų. Trejetukas. Penketukas su bet. Penketukas. Gražus paukštis. Iš pagirimo tiek, galiu pasakyti. Taip, labai aiški tekstūra, nors ir iš karto dingstantis elementas, man atrodo, aš esu pasakojęs apie stakinimą, tai šiuo atveju stakinimas būtų labai padėjęs. Bet man patinka labai gražiai fokusus ir aiškiai matosi, kas tai yra. Tai šitoje vietoje yra labai super. Vėlgi, fokusas, plovimas, spalvos, dėmesys į konkrečią vietą padėtas labai gerai.
Labai graži, net nežinau, čia net ne tekstūra, čia gal labiau faktūra reikėtų vadinti. Tas toksai piešinys ant gėlytės ir visa jinai labai aiškiai išlipa iš vaizdo, tai ir blūrų, ir spalvos intensyvumo, tai šitoje vietoje tvarkoja. Analogiškai, čia irgi fokusas geroj vietoj. Ir tas šviesa ateinanti kontražūra, bet kokiu atveju sakiau, kontražūras vasarą yra labai, labai gera šviesa. Labai gražiai formuoja ir ypatingai, jeigu tai yra gėlės, jeigu tai šiaip koks nors pūkuotas elementas, visą laiką tą dalyką pabrėž ir detalumo duos. Taip, iš kritikos, kokybė. Ar čia nuotrauka buvo pritraukta, ar kas čia buvo padaryta, bet tiesiog kokybės nebeliko ir taipogi spalvos labai stipriai nugesinta žalia. Ir dar toks žalias rūkas ant nuotraukos man asmeniškai neatrodo gražiai. Tai, sunku pasakyti. Čia, kaip minėjau, aišku, retušo metu labai labai bjauriai išsikandžiojo kraštai. Sunku to dalyko padaryti ne studijoje, dėl to aš to neakcentuoju kaip kažkokio blogo dalyko, elemento, bet, tarkim, vėlgi, jeigu tada būtum naudojęs fotostakinimą, tą fokusų stakinimą, tokiu atveju tu turėtum visą šitą dalį raiškę ir neturėtum problemos tamsinant foną, kad jinai išsiryškintų. Einam toliau, kritikos nebus. Man iš tikrųjų netgi patinka tas toks sukimasis. Nežinau, kas per objektyvas, bet atrodo labai gražiai. Gėlytės galėtų truputėlį labiau būti švytinčios, pavyzdžiui, kaip čia tas švytėjimas yra, ar ne? Tai jos galėtų ir čia būti. Tai truputėlį kreivėse arba per centriuką, arba truputėlį viršutiniai daly pakelti, kad tos šviesius tonus tiesiog labiau paryškinti. Ir čia kritikos gal, pavadinkim taip, vos žemiau, blusinėjimas. Tai juk jeigu esi rinkis savo pretendentą, aš egliai ko gero išrinksiu šitą. Man patinka, kaip šviesos čia susižaidė. Bet debesėlis vienas iš dviejų būtų mano pasirinkimai. Net jau 5 yra, 6 yra, 7. Jeigu kažkieno nuotraukas praleidau, pasakykit, nes kai buvo visas tas chaosas, tai buvo chaosas. Paskutinė. Gerai, paskutinė buvo šita. Gerai. Ir mes turim kelintą, 8 dalyvių, dar pusę. Taip, noriu primint, kad be mūsų tos 19 dienos grupės vyksta dar pirmadienį ir antradienį grupinės pamokos. Tai pirmadienį Haikijus vyks ne pas mane, o vyks Fainoj studijoje. Tai bet kokiu atveju dar papildomai parašysiu į grupę. Nes jeigu kažkas nori papildomai prisijungti, tai turėkit minty, kad nebe mūsų studijoje bus, o bus Fainoj studijoje. Ir tai yra maksimaliai šviesus portretas. Tai galim susirasti tarp mokinių, kur yra pavyzdys iš Haikijai. Taip, vis dar kažkas tamsaus. Haikijai yra šviesios, labai gaivios nuotraukos. Kraunam. Čia visi mokinių darbai. Tai praktiškai tai, ką matot, tuos elementus ir galima, praeis dauguma grupių. Tai yra Haikija, abi dvi šitos nuotraukos. Viename buvo mergina su šviesiais plaukais ir šviesių įvaizdžių, kitame ne, bet apšvietimas iš Haikijai. Matot, kuo Haikijai yra ypatingas, jisai yra šviesu, baltam fone, šviesus, tačiau jame vis dar yra išlikęs formavimas. Kaip pastebėt, yra tie šešėliai. Tai
vienas mano mėgstamiausių apšvietimų. Jis to pačiu yra sudėtingas, to pačiu yra labai paprastas. Kai jį valdai, tai iš tikrųjų paprastas. O antradienis, jeigu geras oras bus, tai man atrodo, kiek mačiau, geras bus, eisim į miestą, tiesiog pasinaudoti miesto architektūrą ir taip toliau, kad pasižiūrėti, kas yra mieste. Tai šios savaitės planai, o likusios temos, portretas su vandeniu, klasika, kol kas dar niekas papildomai nesiregistravo, kas yra keista. Dūmai, dūmai visą laiką gerai praeina. Ir, aišku, pirmadienio mieste ir antradienis gaus irgi gerą dozę saugiklių iššaudymo, nes per šitą temą dažniausiai būna labai sudėtinga, bet labai naudinga tema. Tai yra iš fotoaparato valdymo, kaip fotografuoti greičiau ir tuo pačiu neprarast kontrolės fotografavimo. Taip, Gerda. Balų kritikos, kuo nutraukia gerai. Gerai, balai. Kaip aš jai neduosiu penketuko. Penketukas. Čia jau totalus penketukas. Eglė Ark. Eglė, tai pažiūrim. Ne, dar jūsų nuotrauka Eglė bus. Jeigu striginėja garsas, nesijaudinkit, bus įrašai nestriginės. Deja, internetas, kurį turiu, galim padėkoti Teo, kad turiu, tiksliau Telija, bet už kokybę dėkoti nepradėsiu. Gerai. Gerdai, ką galim pasakyti? Nuotrauka gera, koloritas geras, apšvietimas geras, turinys geras, pasikartosiu, dar ir plus yra išplovimas, tai yra atskirimas nuo fono, emocija gera, belė koks laikas su fotografavimu buvo. Irgi, šitą close-upas pakankamai neblogas, nes aš gal gero dar ekstremalesnį galėčiau. Turiu 3 Violeta. Ir vienas mėgsta būtent per laivą padainuot. Iš tikrųjų, tai jie visi, gerai, 2 iš jų mėgsta padainuot. O čia emocija yra totalus overkillas. Labai, labai gerai. Apšvietimas ir kur padėjot mergaitę irgi yra labai gerai. Lokacija gerai. Kokybiškos nuotraukos. Bendroje sumoje, tai galiu pagirti Gerdą. Taip, toliau kas buvo ir kritika. Taip, iš kritikos pusės mes turime truputėlį su white balances susipykimą, nes jeigu mes pasižiūrėsim šitą ir šitą nuotraukas, per daug, bent jau tos geltonos truputėlį per daug. Norėtųsi tokio raiškesnio kadro, vėlgi šešėlis, tai yra natūralu. Ir truputėlį šviesinčiau mergaitę. Tai kaip jau rodžiau šiandien, bet dar kartą parodysiu. Šiandien mes turim ir naujai prisijungusių, bent jau aš tikiuosi, kad turim. Taip, pasiemam tiesiog eilinį gradientą. Šiuo atveju aš daryčiau didelį, tam, kad aš nenorėčiau labai daug atkreipti dėmesio, kad tai yra tik mergaitė sušviesinta. Tai truputėlį ir pačią pievą pašviesinčiau ir gal shadowsus mes po truputėlį sumažinam. Aha, taip. Ir tada šiuo atveju, šiaip dažniausiai imu radialinį, bet šiuo atveju, kadangi pamačiau, jog aš gadinau mišką, aš paimčiau ir tą dalyką, su shadowsais, su shadowsais šiuo atveju. Tai tarkim, vien su maskais, ar ne, gerai, grįžtam atgal.
truputėlį ją labiau dėmesio centre. Dabar, kai uždėjau, aš matau, dar trūksta kontrasto, tai tada dar dadėjinėčiau kontrastą. Tai vat, vienas iš tų elementų, tai ką šitai nuotraukai daryčiau. Vėlgi, tai ką aš rodau, tai neužima daug laiko, nes kas mane pažįsta, aš visą laiką sakau, kad jeigu nuotrauka reikalauja daugiau negu 3 minučių retušo, aš apsvarstau, ar ta nuotrauka yra to verta. Nes vėlgi, tai yra, visi turim šeimą, gerai, ne visi turim šeimą, bet kai kurie turi šeimą, o kai kurie nori ir savo laiko skirtų. Tai retušas, jeigu labai patinka retušas, tai tada gerai, nes kaip ir hobis gaunasi, bet jeigu tai yra darbo dalis, mažinkit retušą. 80-90% klientų to dalyko nepastebės, jeigu tiesiog tvarkingai sutvarkysit spalvas ir kompoziciją, to užtenka tikrai didžiausiai masiai klientų ir tik tai tie, kas blusinėjasi, tie gali prisikabinti. Bet tada jau jie turi didesnių problemų. Kritikos nebus šitai nuotraukai. Vėlgi, galima truputėlį pašviesinti, juolab kaip yra rankytė ant degimo linijos ir gėlytė ant degimo linijos, tai norėtųsi tada jau ir mergaitę truputėlį labiau pašviesinti. Ir galbūt fotografuoti iš mergaitės ūgio. Nežinau, kodėl pasirinktas buvo aukštesnis. Truputėlį trūksta ryškumo zonos. Tai tarkim, jeigu čia jau buvo, tarkim, 1.8 ir 2.8, tai aš tada daryčiau 3.5 arba bent jau 4 diafragmą. Nes jau fokusas ko gero nuėjo į lūpas ir akys jau yra neberyškios ir tas toks kepurės blūras jau labiau užeinantis ant veido. Tai kaip ir norėtųsi tokio didesnio raiškumo. Parodysiu, ką turiu minty, kai yra šešėlis yra per mėlynas. Ir šitoj nuotraukoje jisai labai stipriai mėlynas. Mes einam, filter kamera yra filter. Ir vėlgi, aš eisiu per tą patį rutulinį gradientą, aš jį labai mėgstu. Yra tam priežasčių. Ir mes šiltinam. Truputėlį pašiltinam, truputėlį pašviesinam. Ir gal kažkiek tai dadedam juodų, kad nebūtų to. Ir viskas. Vienas paprastas pakeitimas. Jos odos tonai beveik atsistatė į normos ribas. Ta šešėlinė dalis kažkiek tai pasikeitė. Jeigu norint, galima su maskais tada dar spalvos suvedinėti. Jeigu ne, to pakanka. Ir visa likusi dalis liko nepakitusi. Tai va, tokie būtų mano patarimai. Gerdai, jeigu esi čia, rinkis savo. Taip, Adrija. Į šį klausimą dėja neatsakysiu, nes kol kas neteko man kalnuose pabuvot. Kas yra nuobodus? Taip, jūsų priėjimas prie nuobodaus ir įdomesnio kadro. Tai aš žinau, ką aš rinksiu, Gerda. Sakiau, šita tai totaliai pataikyta emocija. Labai faina nuotrauka. Gerai. Gal aš netgi padarysiu kitaip. Ne čia. Tu ateik. Gerai, ateik čia. Tu ateik čia. Mes tada abi dvi nuotraukas turėsim. Ir galima jas bus palyginti. Dabar tai, ką padarėte gerai. Pirmas dalykas, kiek yra planų šito nuotrauką, ne? Tai yra, tarkim, 1, 2.
Ir viskas. Tai yra daugiaplaniškumas yra viena stipriausių technikų, kas daro nuotrauką įdomią. Tik tai tuos planus reikia išmokti sudėlioti. Tarkim, čia mes turim 1, 2, 3. Čia mažiausiai 3 planai. Ne? Jeigu aš dar pradėčiau smulkintis, tai realiai, tarkim, 1, 2, 3, čia 4. Tarkim, būtų. Bet esmė yra tame, kad daugiaplaniškumas nuotrauką bet kokiu atveju padarys gerą. Dar vienas dalykas, ką aš, tarkim, mėgstu su kraštovaizdžiais, tai yra neįprasti rakursai. Tai arba tada iš aukštai, ne, mes tada žiūrim žemyn, tą pačią šitą nuotrauką, jeigu padaryti ją dar nuobodesnė, jinai taptų ko gero geresnė. Jeigu iš aukščiau fotografuoti ir nukirpti va šitaip. Tai liktų praktiškai tik tai įstrižainė ir už tos įstrižainės kažkas. Tai ta nuotrauka, ko gero, man būtų įdomesnė. Labiau gal fragmentavimas gaunasi. Tai vat, ką jūs darot, ieškot daugiau planų, tai yra labai geras sprendimas. Gerai, galim tada išjungti nuotraukytę ir tada, praeinam nustatymai, geri. Įdomu, 200 ISO tikriausiai jūsų fotoaparatas daugiau neleidžia, bet jeigu jūsų neleidžia fotoaparatas daugiau ISO, tai po velniais, Adrija, labai gerai susitvarkot su spalvom. Nes dažniausiai būtent silpnesni modeliai neturi 100 ISO. Bet kokiu atveju galiu pagirti. Gerai. Taip, su spalvom. Spalvos gerai. Kompozicijos daugiau mažiau gerai. Planų ieškojimas irgi yra gerai. Tai bendroj suma aš jau pabandau greitinti mūsų šitą ir nemačiau dabar peržiūrėti įrašą, ko mes norim kritikos ir kuo nuotrauka gera. Kuo nuotrauka, tai bendroj sumoj pasakiau gera. Kritika, frontgroundas yra frontgroundas. Frontgroundas dažniausiai gražiausias, kai jisai būna čia arba jisai apskritai padaro freiminimą. Tai reiškia, freiminimui trūksta elementų va šitoj vietoj pas jūs ir apačioj truputėlį. Bet šitas elementas yra per agresyvus. Jo nereikia tiek daug. Užtenka tik tai jo užuomenos, kad jis nepradėtų lysti ir gaudyti kadrą. Toliau, kaip minėjau, bandyt įvairesnius rakursus, ar iš žemiau, ar iš aukščiau. Frontgroundas labai dažnai, galima, tarkim, tik viršų palikti, arba tik tai apačią. Va šitoje vietoje su frontgroundu truputėlį daugiau pažaidimo rekomenduoju. Toliau, kažko kritikuoti neturiu. Viskas ryšku, kas reikia, dėmesys į kalną, galbūt truputėlį panaudočiau vinjetavimą, bet vinjetavimą aš nekartą esu rodęs. Yra dvi vietos, kurioje dedasi vinjetavimas. Viena vieta gadina nuotrauką, kita vieta duoda... kur lendi? Kita vieta duoda mums... barasi. Laikė. Nuobodžiauja vargšas. Taip. Optics srityje yra vinjetavimas. Jeigu mes vinjetuojam, pastebėkit, tas vinjetavimas yra labiau kontrastų negu užjuodinimu. Tačiau yra... kur? Tuoj surasim. Details, effects, kur? Effects, vinjetavimas. Tai pastebėkit, kaip jisai gadina nuotrauką. Tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Tai vinjetavimą, jeigu darot, tai darot arba rankiniu būdu, kur su rutuliniais gradientais,
arba tada jau grinai su optics. Tarkim, šitoj vietoje aš truputėlį padaryčiau vignetavimą, nes man eglutės kampas per daug intensyvus ir jau pradedu atitraukinėti dėmesį. Vignetavimas, ką jisai daro, kad visas dėmesys eitų į centrą. Taip, gerai. Tai jeigu dėmesys yra centre, vignetavimas yra gera technika. Tik nepersistenkit su juo, nes tai vienas lengvesnių būdų nuotrauką pagadinti. Tarkim, šitoj vietoje vignetavimas yra padarytas ant debesų. Nežinau, ar specialiai, ar tokį debesys buvo, bet apatinė dalis nevignetuota, viršutinė vignetuota. Kaip ir gerai. Padarytas tokia svorio kompozicija, kai yra daug svorio ir mažai svorio, tai irgi galiu kaip pliusą užskaityti. Kritikos šitai nuotraukai nebus. Šitai nuotraukai irgi kritikos nebus. Mes labai gražiai išnaudoja pirmą ir antrą planus, koloritą ir taip toliau. Atvira diafragma tinka. Viskas šitoje vietoje irgi yra gerai. Kartais su tokiom nuotraukom aš mėgstu pažaist, kad padaryti keistesnį vaizdą, tai ją paguldyti ant šono. Tai šiuo atveju arba kaip tik, kad gėlės iš žemės auga ir kalnai danguose, arba kaip tik, kad gėlės kabo iš viršaus. Tai toksai kaip ir pažaidimas. Šitoj vietoj įstrižainė graži, nors ir nesibaigia iki galo. Atviras ir tolimas vaizdas, gražus debesys ir labai daug žmonių, kuriuos ko gero aš šalinčiau, jeigu taip rimtai. Neužsimsiu šalinimu, mes ir taip jau laivą 1,5 valandos darom, tai atsiprašau, bet šį kartą nerodysiu, kaip šalinti žmonės iš nuotraukos. Tai Adrija, rinkitės savo pretendentai geriausias. O mes keliaujam tada toliau pas Gendrę. Pirmą kartą tokį vardą sutinku. Telefoninis. Tai apie nustatymus nekalbėsim. Klausimas yra tik tai galbūt, jeigu telefonu, tai kuo koreguojat ir ar koreguojat. Jei nekoreguojat, irgi paminėkit, nes tada aš tiesiog nerodysiu koregavimo, aš daugiau gal kalbėsiu. Ir ko mes norim? Balų ir kritikos. Šiaip duosiu 5. Irgi duosiu 5. 3. 5. Toks, 3. 4. Kritikos. Viskas yra pakankamai gražu, gražiai išplauta, nors tas dirbtinis plovimas jisai turi savo tą tokį tamsiąją pusę. Bet iš esmės, koloritas gražus, truputėlį per šviesi nuotrauka, bet vėlgi mes turim telefoną, tai tas yra dalykas. Labai patiko, čia nežinau kiek, žinot, su kompozicijos taisyklėmis, ar ne, kai modelis žiūri į tą pusę, tai dažniausiai reikėtų toj pusėje palikti daugiau vietos. Bet jeigu mes modelį pastatom pakankamai arti krašto, tai gaunasi tas toksai įtampos kėlimas. Ir mes turim šalia neįgaliojo vežimėlį. Tai tikriausiai yra ligoninė. Ir toks įtampos kėlimas šiuo atveju tinka, nes vienas elementas susižaidžia su kitu. Nes ta sudėtingesnė fotografavimo technika yra būtent tada, kada yra krūva elementų ir jie kaip ir dainuoja į vieną natą. Tai yra būtent tas dalykas. Bet jeigu yra vienas, ten tarkim, kaip atrodytų laidotuvės ir žmogus, kuris ten žvengia, tai tiesiog nesisieja. Namas su medžiu. Lina turi konkurentą.
9, 10. Gerai. Ir gerai. Taip, tai va šitoj vietoj siejasi ta įtampa tokia ir susirūpinamas veidukas ir ta kompozicinė ta įtampa, tai šitoj vietoj yra gerai. Tuo nuotrauka gera. Bet mano patarimas būtų iš kritikos pusės. Jeigu yra juoda balta, palikit juoda balta. Nedarykit sepijų, nes sepija yra labai toksai siauras žanras ir jisai juoda balta dažniausiai būna ekspresyvesnė nuotrauka. Jeigu mes įmetam sepiją, tai ta automatiškai tokia kaip sendinta ir geriau nepasidaro. Pažaidimui įdomu, bet tik tai tiek. Mes turim tokį šitoj nuotraukoje heizą, tai yra rūkas. Ir jisai labai ištraukia iš odos raudonį. Tai jisai kartais padaro. Heizas yra gerai tada, kada yra labai nelygi oda, tada tas toks nelygumas pasislepia po tų rūkų. Tas yra gerai. Dabar šito objekto pastatymas yra ne vietoj. Jis tada turėtų būti arba kažkur tai čia, arba kažkur tai čia. Nereikia jo įdėmėsi į centrą, plus kai daiktai auga iš objektų galvų arba pečių, tai irgi yra ne pats geriausias dalykas. Dar vienas dalykas yra truputėlį griūnantis horizontas. Tai čia tie dalykai, kur telefonas ne telefonas, bet reikėtų sužiūrėti. Tai va, mano patarimai su šita nuotrauka būtų tokie jums. Čia minimalizmas, kažko nepasakysiu, labai gerai, kad prieš saulytę užsimerkęs, saulė frontaliai, jinai formuoja pagal mūsų šitą šoniuką, pagal skruostą, labai gražus portretas. Čia, sakyčiau, tiesiog per daug buvo noras uždėti filtriuką. Natūraliai šita nuotrauka būtų kur kas stipresnė. Ir vėlgi žmonės vaikštantys iš nugaros, tai yra galimybė pasislėpti, bet tokiu atveju turėtų arba tada figūrą pagriežti, aš kalbu apie moteriškus elementus, ar kažkokią kitą formą, nes dabar mes turim truputėlį kalno, kito kalno jau nebesimato, daug javų ir turim raudoną spalvą. Nuotraukos žinutė nepristatyta. Čia labai pasirinktas šviesos kampas geras, tai yra kontražūras, formavimas pagal kontūrą, spalvų atitikimai, žiūri į vieną tašką, viskas gerai, kritikos nebus. Galbūt truputėlį yra klausimas dėl vietos viršuje, nes jie kaip čia žiūri, tai kaip ir duoda truputėlį nuorodą į tą viršų, bet tarkim, jeigu mes norim palikti daug viršaus, tada mums reikėtų žiūrėti, kurioje vietoje kirpti. Ko gero, tada tokiu atveju kirpimas gal netgi toksai būtų, kad tada jau daug viršaus palikti. Šitas artimas galimam, tai nesikabinėjai. Tai va, rinkite savo pretendentą, mes keliaujam pas Eglę ir Eglei rašiau, kad pirmas 5. Tai reiškia, taip, 1, 2, 3, 4, 5. Tai tie šuniukų ir sustojam. Taip. Gerai, pasakysiu, kas yra geri, kas yra blogi dalykai, bet hashtagai truputėlį kitokie. Tai yra noriu kritikos, noriu balų, noriu patarimo, noriu kuo nuotrauka gera. Gali būti vienas, gali būti visi 4. Čia jau nuo jūsų pasirinkimo, ko jūs norit, kad aš papasakočiau. Koloritas gerai, nors ir truputėlį per melsvas, man asmeniškai. Ir, tarkim, tokius kadrus aš labiau esu linkęs fotografuoti iš šito krašto, bet prie pat žemės. Iš šito krašto tam, kad aš vis dar matyčiau kelią, kad medžis Viskas gerai, Eglė. Aš tiesiog pasakau. Kaip matai, jokių nuobaudų nėra. Tiesiog man yra sunku žinot, ko tu tikiesi iš to, ką aš pasakysiu. Tai tarkim, tada matysis kelias
Ir tuo pačiu, jeigu mes fotografuosim iš daug žemesnio rakurso, medžio to nukritimo elementas, jisai bus daug labiau išreikštas, jis bus daug artimesnis žiūrovui. Tai tiesiog pasinaudoti rakursu. Taip, 8, 9, 10, 11. Beje, Eglė, likusias nuotraukas, kurių šiandien neaptarsiu, laisvai galit kelti į kitą savaitę. Bet iš nuotrauksime naują postą daryti. Nes jau klikas, tai atmintis nebeta. Taip, gerai. Šiaip gerai. Nors, kai yra žaidžiama su ryškumo zona, reikia labai atidžiai žiūrėti, kas yra neryšku. Nes akiai ta priekyje neryški zona, jeigu jinai užima labai daug vietos, ta akis tą dalyką pradeda truputėlį atmetinėti. Tai reikėtų žiūrėti, kurioje vietoje yra ta ryškumo zona, kokio ilgio, tai reiškia, ne visada reikia su pačia atviriausia diafragma daryti, galbūt reikia ją truputėlį praplėsti ir tada, kad jinai nueitų toliau. Arba fokusuoti tiesiog į artimesnę vietą. Nu va, ką kalbėjau apie rakursą, žemę, labai gerai. Kritikos nebus šitą šaunuolę. Nu gerai, kritikos galėčiau pasakyti nebent, kai spalvas traukant pradeda atsirasti tokias linijas, bet čia ir su profesionalai tą dalyką padaro vien dėl to, kad tą dalyką sutvarkyti laiko kaštai yra to neverti. Fokusas sakytėje kaip ir tvarkoj, bet šitoj vietoj tikrai F būčiau daręs kokius 4 viršaus, kad bent nosytę irgi paimti į fokusą ir to ūsiuką. Nes dabar mes turim praktiškai jos milkinį ir viskas. Tai šitoj vietoj katinas gražus, o fokuso zona jį paslėpia. Gaila man šuniuko. Už tvoros. Yra technika, kaip tą tvorą naikint. Šitoj vietoj būtų įmanoma, tai reikėtų ją pasižymėti ir tiesiog filint, bet jinai užima nemažai vietos. Kas liečia, tarkim, čia fokusas tvarkoj, spalvos tvarkoj, kažko labai nei pridėti, nei atimti nėra. Su minimalizmu labai dažnai sakau, ypatingai pradedantiesiam, su minimalizmu neprašausit. Kuo mažiau objektų kadre, tuo aiškesnė žinutė, tuo tas kadras ir kuo arčiau tas kadras, tuo jisai artimesnis žiūrovui. Tai va, tokie, rinkite savo pretendentą tada. Taip, grįžtam į šitą. Taip, violeta. Atėjo ir jūsų eilė. Irgi 5 nuotraukos, tai ties šitą merginą. Tik Eglė, neužmirškit įsirinkti pretendentą į geriausią nuotrauką. Violeta irgi tada ties šitą merginą pabaigiu. Kitas nuotraukas, jeigu norėsi, kelk kitą savaitę. Dėl kitos savaitės laivo dar nežinau, nes bus iškart po mūsų tos svarbios apšvietimo pamokos. Tai kiek mano balsas bus gyvas, čia yra klausimas. Bet pasistengsiu. Taip. Ir ko mes turim balų, kritikos ir įvertinimo. Šito nežinau, nes man jisai dubliuojasi. Tikriausiai, ko nuotrauka gera turėjai mintyje, ne Violeta, jeigu esi, parašyk. Taip. Balais praeinu. 4, 3, 4, ir duokim 5. Ir šitai irgi, 5. Gerai, taip, ties šitą sustojam. Kritika. Jeigu pilnu ūgiu fotografuojam, tai yra viena tokia taisyklė. Čia yra 1, čia yra 2. Tavo dabar nuotrauko yra 1 ir 1. Taip,
mes turim sraigę. Nu jo, sraigė čia šiuo atveju driokstelė. Taip. Gerai. Tai tiesiog vietos viršuje šiuo atveju yra per mažai. Jeigu jau fotografuojam pilną ūgį žmogų, tai yra tokia taisyklė, kad apačioje yra 1, viršuje 2. Tada kadras yra harmoningesnis. Centrinė kompozicija tinka. Kadangi nebuvo apšvietimo, viskas yra pakankamai plokščia. Mergina, man atrodo, truputėlį iš pilnesnių ir šitoj vietoje yra sudėtinga su figūra. Tai, kaip tu supozavai kojas, yra gerai. Taip, kaip tu supozavai klubus ir kaip paslėpė taliją, yra blogai. Makiažas šitoj vietoj ne mano sfera, įvaizdis man patinka, kaip ir tvarkoj, bent jau iki pusės. Tas šviesus sijonas, aš ko gero būčiau rinkęsis tamsų. Visgi mes turim veikėją, kuris yra pakankamai, čia man atrodo, krau ir dar kažko tai mišinys. Tai jisai būdavo su juodai apsirengęs. Tai truputėlį su klubu reikėtų pažaisti ir pačią taliją reikėtų atidengti bent jau iš vienos pusės. Iš vienos pusės galima galbūt slėpti, jeigu talija nėra išraiškinga, nors aš nemanau, kad pa šitą merginą būtų neišraiškinga. Prašau, labai graži talija, viskas gerai. Tai nereikia slėpti. Kojyčių tas, tarkim, sukryžiavimas, jisai duoda tą ypatingai klubam labai gražią formą. Taip, judam toliau. Uždariai dėžutę. Ne tik, kad kirpimas toks, nėra labai skaudus, bet, tarkim, aš ko gero būčiau ties sijonu kirpęs. Bet ir viršui visiškai nepalikta vietos. Tai toksai visiškas uždarimas į dėžutę, nėra galimybės kvėpuoti. Kas liečia rankų poziciją, ne, viena ranka užlaužta, kita padėta šalia. Gerai, kad tas jaučiasi talija. Ok. Bet rankos, vėlgi, jeigu žmogus yra nelinkęs pozuot, nemoka pozuot, duokit jam judinti rankas. Nes kai yra tiesiog padėta ranka, jinai neturi plastikos. Tai va šitoj vietoj duokit rankom kažkokius tai judesius. Ir plus su personažu nesisieja. Gražus close-upas, reikėtų truputėlį išsivalyti megztiniu dulkes. Spalvos man asmeniškai patinka, kadangi yra atsikartojimas odoje ir lapuose. Kitu atveju, sakyčiau, oda truputėlį per daug rausva. Labai gražios akys pas merginą, tas dalykas išsireiškia, tai šitoj nuotraukoje yra gerai. Pagrindinis dalykas, ką aš esu sakęs, pas moteris yra viena papildoma linija, per kur negalima kirpti, tai yra per krūtinės centrą. Mes turim tokį pakankamai gruboką, ne visai per centrą, bet jau gruboką kirpimą ties krūtinį. Emocijos gerai, spalvos gerai, kritikos truputėlį daugiau vietos. Labai uždarai dėžutė. Analogiškai. Viskas yra gerai, poza gerai, nuotaika gerai, mergina graži, įvaizdis gražus. Ačiū Dievui netupinti, nes tupinčių pozų patys pasižiūrėkit, ką primena. Klūpėjimas šiuo atveju labai tinka. Kirpimas ties kulkšnim, kaip ir, tarkim, atleidžiam. Tai vat kitas nuotraukas Violetą lauksiu kitai savaitai, jeigu neišgazdinau. Tas pats regliai galioja. Tai Violeta rinkis savo pretendentą, o mes judam Laimą. Tai balų, kritikos, teisingas, spalvotos ir nespalvotos. Žiūrėkit, aš labai dažnai sakau dėl spalvotų ir nespalvotų taip. Jeigu kyla klausimas, kas geriau spalvota ar nespalvota,
reiškia spalvota, nes kai yra stipri nespalvota, šito klausimo tiesiog nekyla. Tai yra pirmas dalykas, o stipri nespalvota kartais nebūna dėl to, kad, tarkim, netinkamai jinai paversta, netinkamas retušas ar panašiai. Arba, tikrai spalvotoje buvo tie spalvoti akcentai, kurie duoda tą elementą. Kažkada vienas iš mano, pavadinkim, gurų buvo uždavęs klausimą ir abidvi nuotraukos stiprios, bet mano atsakymas buvo toks, kad su viena būtų smagu, pavadinkim, praleisti vakarą. Su kita dar būtų smagu ir pasišnekėti. Tai būtent su nespalvota būtų smagu pasišnekėti. Tai nespalvotai daugiau dėmesio ateina į charakterį, į asmenybę. Tai stebėkit, ir ką ta nuotrauka turėtų žinutę duoti. Tai mano patarimas būtų toks, kuo nuotrauka gera. Totaliai pasakysiu, įvaizdžių tikrai nuotraukos visos tavo geros, superinis įvaizdis, labai gerai sužaistas su koloritu. Reikėtų pasižiūrėti pagal formulę, gal truputėlį, bet geltona, mėlyna ir raudona, atrodo, čia yra trikampis. Nereikia bijoti. Aš tikrai komentuoju ne tai, ko tu nesugebėtum. Kai pradėsi dar geriau fotografuoti, tada jau galėsiu pagazdinti. Bet dabar tikrai tai, ką tu gali išsitaisyti. Kas liečia, jeigu jau uždarai dėžutes, ar ne, tokiu atveju turi labai gerą pasirinkimą. Kropinį. Tiesiog kropinį dar labiau. Ir viskas. Gerai, iš šitų, aš žinau, prasme, norit mane nupirkti, darykit close-upus. Close-upai yra mano. Išduosiu paslaptį, man patinka apvalesnės. Bet, iškart galiu pasakyti vieną dalyką. Kol, ir čia ne mano frazė, aš pacituosiu gydytoją. Kol moteris turi figūrą, tol jinai nesiskaito apkūnį. Tai kol moteris turi figūrą, jos nereikia slėpti. Galbūt, tarkim, ten kažkiek pilvuką galima paslėpti, bet talija, klubai, tai yra klasika. Tai šito vietoj nebijokit. Gerai, toliau, kuo nuotrauka gera? Pas Laimą. Žinokit, jau pavargstu. Šiandien daug nuotraukų, bet jau gerai. Taip. Įvaizdis, panaudoti akiniai gerai, kontrasto lygis geras, kompozicija tvarkinga. Tikrai buvo tvarkingesnė negu buvusi. Taip, vėlgi koloritas įvaizdis tvarkoj, poza gerai. Labai gerai su poza sužaista. Jau apie koloritą jau sakiau, nebesikartoju. Tai ten buvo juodai baltos koloritas, čia yra cheap, kad spalvų žaidimas. Gerai. Šiaip, tarpsime, super nuotraukos. Ir čia irgi gerai. Irgi viskas tvarko. Taip. Tai balais. Balais duodam taip to. 5, 3, 5, 5 ir jo. Dabar realiai dėl juodai baltos grįžtų, ar ne? Čia spalviškai gražiau, bet asmeniškai man šitoj nuotraukoj netaip krenta į akis, pavadinkim taip, nutiekšta ranka. Atsiprašau išsireiškimą. Tiesiog noriu paaiškinti, ką aš turiu minti, kad čia mes turim plastiką, ta ranka kažką daro.
O čia jinai užmiršta. Bet kadangi jinai yra šviesesnė, ir mes spalvotą ir šiaip esam linkę daryti šviesesnę iš pasąmonės, tai mes ir matom, kad jinai yra nutiekšta. Čia, kadangi juodai balta atvirkščiai eina mes intensyviai ją stengiamės tamsint, mes ją paslėpint ir jinai nebekrenta į akis. Tai čia toks, gal šitai nuotraukai toks skirtumas būtų. Taip, o kas iš kritikos? Iš kritikos aš jau pasakiau dalį. Šitai nuotraukai kaip ir neturiu daug kritikos, gal norėtųsi truputėlį iš toliau kadro, nes šiaip kompoziciškai tvarkinga, man asmeniškai viršui trūksta. Tas gal geltonos daugiau, kad būtų, sunku pasakyti. O čia viršui per daug ir norėtųsi daugiau raudonos. Tai va tiek. Gerai, Laima, jeigu esi, tai rinkis savo pretendentą, o mes keliaujam pas Henriką. Tai mano kritikos, patarimas, gerai, praeinam patarimų ir komentaruose nėra patarimų. Ne, nėra. Gerai. Balai. 5, 3, 4, nors ne 3. Nu, gerai, 4. Nereikia gailėti. 5. Šiaip šauniai, Henrikai, su vestuvėm tvarkaisi. Iš esmės, kadangi dark mode, taip, atitaikyta, viskas tvarkoj, klasikinis bučinukas į kaklą, kaklas išilgėja, yra tas intimumo jausmas, labai gerai ranka. Kaip matot, ranka nėra padėta, jinai lengvai guli, reiškia, tokia plastika. Tai, ką aš labai daugam šiandien ir sakiau, kad ranka tiesiog nutiekšta ir padėta ir viskas, ne? O čia yra gražiai, čia jinai plaukia. Tas yra gerai. Ir plus automatiškai paimta apyrankė į kadrą. Tai labai gerai. Siluetas gerai. Gerai, mes apie gerus dalykus dabar kalbam. Taip, poza gerai. Judam toliau. Istorijos kūrimas yra gerai. Spalvų koloritas iš esmės visų daugiau mažiau vienodas, tai kaip šito dalyko neminėsiu. Tvarkingos, geros spalvos, nustatymai gerai, tas bandymas dėmesio centrą pagaut, sąlyginai irgi gerai. Gerai, koloritas, sąlyginai kompozicija, linijų išnaudojimas irgi yra gerai. Nuotaika, poza, idėja, darbas su modeliu ir apskritai graži, nuotaikinga nuotaika, nuotrauka, šaunuolis. Iš kritikos nebus, o čia kritikos pabus. Truputėlį biškį daugiau. Pirmas dalykas, dark, ne dark, bet highlightai, jie yra highlightai. Jie padeda nuotrauką formuoti. Ir tas dalykas kaip ir yra gerai. Jų nereikia užtamsinti, jie tegul lieka. Jų vos, jų rudint labai stipriai tikrai nereikia. Tai čia vienas didesnių minusų šitai nuotraukai. Antras didelis minusas, jeigu tu atkreipsi dėmesį, kad pas tave šešėlis yra ar žalias, ar mėlynas, kažkas tokio, ir jos visa ranka labai ryškiai tos spalvos pasigavo. Ta spalva tenai, tarkim, čia, tai duoda kaip kokį pelėsio jausmą, tai tas kaip ir galima, nes kaip ir tą senovę galim pabrėžti.
Bet ant odos tokia intensyvi spalva jau yra negerai, Henrikai. Tai šitoj vietoj galima buvo tiesiog tamsinti tas oranžinis, arba per maskarą, ar kažkokį kitą sprendimą, arba juodai baltą tada daryti nuotrauką, būtų geriau. Ir nereikia nunaikinti nuo odos tų highlightų. Tarkim, nuo suknelės kaip ir jie nenuimti, bet vat, nuo veido čia biški persistengta. Kaip sakiau, bandymas valdyti dėmesį, bet mes turim labai daug šviesių ir raiškių elementų fone ir tas fontanas, aš tarkim, gal fontano palikčiau netgi tokią tiek, nes nebent labai svarbi va šita dalis. Tiesiog gal labiau apkropinčiau apskritai nuotrauką. Per daug elementų, kada dėmesį išlaikytų nuotaka. Visa kita nėra antiek svarbu. Ir kadangi nuotaka įtariu turėjo būti pagrindinė, tai būtent iš jos ūgio reikėjo fotografuoti. Gerai. Judam toliau ir toliau. Tas toks susilenkimas, atsirado pilvuko ten tos linijos. Šitoj vietoj žemas rakursas būtų labai daugiau padavęs. Tai tiesiog kažko gero būčiau fotografavęs apskritai vos ne nuo žemės tą ėmimą batukų ir arba fragmentų. Tai yra tiesiog vienos rankos, tarkim, paėmimas. Šitoj vietoj per daug elementų ir žinutė pasimetė kažkur tai. Kritikos nebus. Gerai, batą nukirpai, ne? Tarsi, nuotraukas superinė, viskas super. Gerai, Henrikai, jeigu esi rinkis, matau, kad Laima neišsirinko, aš Laimai tada imsiu šitą nuotrauką. Manyčiau, neturės pakankamai didelį pasisekimą. Jau mūtų 10. Ir mes turim Erikos. Paskutinį. Gerai. 15. Beje, parašykit, ar Facebook'e jum patogiau, ar YouTube'e patogiau, ar jokio skirtumo. Jau čia mūsų tik 6 liko. Taip. Erika. Ir ko nori Erika? Balų ir kritikos. Gerai. Balų. Duodam 5. Tikrai. Gerai. 5. Irgi duosim 5. Kur tokiam gražiem žmogiukam neduosit 5. Aš bendrai tada, Erika, tau kritiką pasakysiu. Ką darai su oda? Nes jinai yra tokia per švelni. Ypatingai čia. Vaikai ir taip turi gražią odą. Nereikia jos dar labiau švelninti. Ir dar yra vienas dalykas. Akys jos negali būti skaisčiai baltos. Jeigu akys lipa iš veido, tai yra vampyras. Tai šitoj vietoj, nori į akis dėmesį atkreipti, truputėlį blikus pašviesink ir viskas. Ir to pilnai pakanka. Nereikia akių baltymų baltinti. Tai tas elementas. Dar vienas pastebėjimas, truputėlį skiriasi white balansai ir truputėlį skiriasi odos intensyvumai. Mes čia turim pakankamai tamsesnį kadrą lyginant su šituo. Nors kaip ir tai yra vientisa fotosesija, kaip supratau, ne? Tai tas toksai šoktelėjimas nėra itin gerai. Kur čia vos ne haikėjus padarytas, tai viskas tvarkoja. Graži, gaivi, balta nuotrauka. Prie šitos nesakysiu, bet tarkim, čia mes turim tokį natūralų, truputėlį gal netgi labiau desaturuotą oranžinės elementą ir mes turim ganėtinai jau tamsesnį ir jau intensyvesnių spalvų kitas nuotraukas. Jeigu mes šitą vaikinuką paimsim čia ir po 2 nuotraukų,
jisai čia yra mažiau saturuotas. Tai vien tiesiog pasinaudok tais pačiais daugiau nustatymais. Kai daug nuotraukų įsimeti, tu jas gali sinchronizuoti nustatymus. Jeigu keitėsi fotoaparato nustatymai, va tada biški sudėtingiau, bet irgi manom sutvarkyti. Kas liečia pozavimą, tavo stiprioji pusė, tai nors neprašai ko pagirt, bet galiu pagirt. Mes šeimos fotosesijai pakankamai gražiai tas dalykas padaryta, tai šaunuolė. Labanai, Henrikai. Dėl kadro harmonijos kompozicijom galėtum truputėlį pažaisti, tokios kaip ir galimos, vietos viršui daugoka, bet apačioj vietos netrūksta. Tai reiškia, jeigu apačioj netrūksta, tai viršui gali ir likti tos nuotraukos, tos vietos daug. Tai šito vietoje kaip ir gerai. Va čia, tarkim, galėtų būti truputėlį daugiau, kažkur tai ties šita dalim galbūt nedaug. Nes, pilnų ūgių paminat, 2-1. Taisyklėm. Ir tiek, Erikas. Negaliu kažko labai, nuotraukos yra geros. Ir kokybiškos. Va tik su retušu. Pagailėk ir savo laiko, ir žmonių odos. Nešlifuok kitokio lygio. Jeigu šlifuoji, tada tas dalykas neturi matytis. Tai gerai. Kiek mūsų čia dabar bus tų nuotraukų? 15-16 nuotraukų. Ko ne dvigubai daugiau negu įprastai. Tai Erika rinkis, o aš primenu, kad šį sekmadienį, kas tikrai nori ir gerai praleisti laiką ir suprasti ne tik kaip šviesa, bet kaip šešėliai veikia portrete ir kaip tai gali nuobodų portretą padaryti kažkokiu stipresniu, tikrai laukiu. O dabar einu sudaryti mūsų balsavimą, reikės daug rašyti. Taip. Kol aš šitą dalyką darau, jūs galit laisvai ką nors papasakot. Sakiau 16. Gerai, haikėjų įmam. Taigi dabar reikia atversti ir visiems parodyti, kokios yra nuotraukos, už ką balsuosime. Tai kaip tą dalyką padaryti? Viena 16. Gerai. Gal darom šitaip. Tai nuotraukas matot, palieku keliom sekundėm ir tada skelbiu balsavimą pradėtą. Tuo jau įdėsiu nuorodą balsavimo. Ir kaip visą laiką negailėkit balų. Šiuo atveju prizas yra tai, kad pagirsiu. Nors pagirt galiu ir be prizo, iš tikrųjų. Taip, nuoroda. Ir nuoroda.
Tai ačiū kantriausiem. Ačiū apskritai už dėmesį, už bendravimą. Labai buvo smagu daug nuotraukų sulaukti ir tada susitiksim arba kitą savaitę, arba dar kitą savaitę. Nepamirškite dėti nuotraukų, nes laukiu iki šeštadienio 6 valandos. O kol kas stabdau laivą ir sakau iki.